speaking for the Beverly Shores residents and the government of Beverly Shores, which with me today are Craig Nordstrom, the Vice President of the Town Council, and Debbie Hood, who is the President of the Park Department, and John Duraska, who is on the Plan Commission. And speaking for the whole rest of the residents and the government, thank you very much for inviting us here. We love our park. We are honored to have it in our town, and we hope that your petition is successful to mark the 80th year next year. We look forward to seeing you again and to having it be on the official year marking the 80th anniversary of Astarias and Granus' flight. Thank you. Thank you very much. Gal kas dar norėtumėt pasisakyti ar vienu žodžiu tarti žodį? Aš manau, kad labai karšta yra ir galbūt norėjau taip pat padėkoti visiems, kas čia atvyko ir pasakyti keletą žodžių, kad šitas parkas yra vienintelis toks parkas pasaulyje, kuris turi Lituanikos vardą. Tai didelė garbė, kad Beverly Shores miestelio valdžia šitą parką saugoja. Jie suteikė šitą vardą 1968 metais ir šitas parkas yra bendra lietuvių ir amerikiečių draugystės ryšių išraiška. Darius Girėnas, jeigu matos, stebi mus, tai jie tikrai yra labai laimingi, kad net čia susirinko tokią karštą dieną tik daug lietuvių ir jie nebijo karščio, kaip ir Darius ir Girėnas, jie nebijo nieko, jie drąsūs, stiprus ir teisingi. Lietuvai reikia vilties, meilės, tiesos ir vienybės. Tas idėjas propagavo Darius ir Girėnas. Jie drąsiai žengė žingsnį, jie drąsiai įskrido į Lietuvą, nugalėjo sunkumus ir paliko mums gražiausius atsiminimus ir gražiausią ryžtą kovoti dėl Lietuvos. Net 79 metus mes to nepamirštame. Nepamirš lietuviai visą laiką. Ačiū Jums, brangieji, ačiū parkui, ačiū Amerikai, ačiū Lietuvai. Tai gyvuoja draugystė.